Sveiki, filmukas apie mitochondriją ir kaip maistas virsta energija. Įdomus iš tikrųjų toks topik. Daug sportininkų galbūt tokia atrodo basic, paprastas dalykas. Daug sportininkų galbūt apie tai nepagalvoja, pamiršo. Čia vėlgi toks grynai mokyklos paprastas dalykas apie mitochondriją ir ląstelę. Bet svarbu tai žinoti, norint pamprūvinti savo progresą, savo rezultatų. Pakalbėsim tiesiog basic, prabėgsim greit visus dalykus ir ateityje bus filmukas, kaip pagerinti mitochondrijos būklę. Būtent todėl, kad pagerintų tausus rezultatų. Tai pirmiausia, apie mitochondriją. Kas tai per daiktas maždaug ir kur randamas, ar ne? Tai iš esmės, maždaug prieš 2 milijardus metų mokslininkai rašo, kad buvo kaip bakterijos forma ir ląstelė didesnė. Ir ta didesnė ląstelė prarijo tą kaip ir bakteriją ir jos pradėjo gyventi kartu vietoj to, kad virškintų didesnė ląstelė šitą bakteriją, tai jie tiesiog pradėjo kartu gyventi simbiozę, pasak mokslininkų, ar ne? Taip gausi, kad viena simbiozė, tai abu kartu gyvena, ar ne? Ir ta prasme viens kitą papildo, viens kitą maitina. O tiesiog simbiozė, tai kaip kartu gyvent gali, ar ne? Kaip iš filmų Venom, turbūt matė, ar ne? Kaip kartu savo linksmai gyvena. Tai čia labai panašiai. Viena kitą maitina. Tai mitochondrija išskiria ATP, adenozino trifosfatą, tą vadinamą energiją, o ląstelė ją maitina gliukozę, paprastai tariant maistu, ar ne, iš esmės. Tai tiesiog tokia teorija, vėlgi teorija tokia, kad kaip ir įrodymai, kodėl galvoja, kad tai buvo kaip atskira gyvybės forma, kaip bakterija greičiausiai. Tai būtent todėl, kad turi savo DNR, turi dvigubą membraną ir dauginasi savarankiškai. Tai būtent tokie teoriniai faktai apie mitochondriją. Bet vėlgi šiuo metu tai yra ląstelė ir jos viduje organas yra mitochondrija. Tai gali įsivaizduoti, kad tai tiesiog ta mitochondrija randasi ląstelės. Mitochondrijų kiekis ląstelės yra skirtingas. Pavyzdžiui, širdėje yra gerokai daugiau, nes tiesiog pastoviai turi gaminti energiją, nes vis tiek greičiau paduos. Faktas įsivaikščiot gali per kraują ir panašiai, bet maksimaliai, kuo tu paduosi, kuo arčiau, tuo greičiau audiniai gaus tos energijos, ar ne? Tai kiekvienas organas, ląstelės turi skirtingą kiekį. Pavyzdžiui, smegenyse tos energijos sunaudojama gerokai daugiau, raumenyse, organuose, tai yra skirtingas kiekis. Ir man pačiam toks aktualiausias klausimas buvo, kaip energija, kaip maistas, tiksliau, tampa tuo adenozino trifosfatu. ATP, adenozino trifosfatas, ar ne? Tai kaip maistas grinai tampa ta energija. Ir toliau atrodo, kaip ta energija pavirsta, tarkim, konkrečių tiesioginių, matau, kaip ir judesių, smegenų veikla atrodo irgi kaip ta energija, kas per daiktas atrodo ta energija, atrodo maistas ir kaip jis virsta grinai ta energija. Tai greitai prabėgsiu apie tuos dalykus. Tai pirmiausia, kaip virsta gliukozė, o tuo adenozino trifosfatu. Tai faktas, tu suvalgai maistą, maistas virškinamas, tarkim, kalbant apie angliavandenius ar ne, tada kepenyse paverčiamas gliukozė ir ta gliukozė nešiojama kraujyje iki visų tavo ląstelių kūno, ar ne? Per kraują visur išnešioja. Tada per kraują patenka į ląstelę per tam tikrus gliukozės pernešius. Pavyzdžiui, šiuo atveju gliukozę perneša tokį per GLUT4 transporterį, ar ne? Tada turim gliukozę jau pačioje ląstelėje. Citoplazmoje gliukozė suskaldoma ir paverčiama piruvatą. Jau per šį procesą išsiskiria lengvas kiekis adenozino trifosfato ir NADH. Vėliau turim piruvatą, kuris pernešamas per membraną į jos vidų. Čia jis paverčiamas acetil-CoA fermentu mitochondrijai. Tai gaunasi toks kaip ir pagrindinis kuras pačiai mitochondrijai. Tada acetil-CoA fermentas jungiamas į tokį vadinamą Krebso ciklą. Jau šio ciklo metu įsiskiria didelis kiekis NADH ir FADH2. Būtent kituose filmukuose pakalbėsime apie tą NAD ir kaip pamprūvinta visą mitochondrijos būklę, nes būtent ši vieta yra labai aktuali visai mitochondrijai ir to ATP adenozino trifosfato pagaminimui. Bet to susidaro šiek tiek CO2, galima grinai palyginti kaip ir su mašina, išmetimo dujos, ar ne? Tai ir čia lygiai panašiai, labai panašiai įsiskiria anglies dvideginis, kurį mes vėliau iškvėpsim. Taip pat sudaro šiek tiek ATP adenozino trifosfato jau šitame procese, būtent Krebso ciklo. Toliau turim elektronų pernašos grandinę, kuri vyksta mitochondrijos vidinėje membranoje. NADH ir FADH2 perduoda elektronus į elektronų
pernašos grandinę. Šis procesas sukuria protonų gradientą, kuris naudojamas ATP sintezai. Ir galutinis produktas išskiriamas didelis kiekis adenozino trifosfatų. Taip pat elektronai sujungiami su deguonimi ir išsiskiria vanduo. Tai būtent visas procesas, kur atrodo skyla, išsiskiria tam tikri kiti elementai. Tikrai galima palyginti su automobilio degimo varikliu. Labai panašus principas, ar neišsiskiria vanduo, išsiskiria anglies dvideginis ir pagaminama pagrindinė energijos forma, kuri ateityje naudojama kitiems visiems procesams. Ir toliau man toks pačiam klausimas buvo maždaug, pagamina yra energija ir pagaminam adenozino trifosfatą per visą šitą procesą, kurį pasakojau, ar ne? Tai kaip toliau tas adenozino trifosfatas paverčiamas judesiu, pavyzdžiui, ar ne? Arba paverčiamas kitais procesais smegenyse galbūt, biosintezėje, tarkim, tam tikruose organuose, ar ne, kaip tarkim vyksta DNR transkripcija arba baltymų sintezė. Kaip panaudojama tas adenozino trifosfatas? Tai iš tikrųjų raumenyse, jeigu paimtum raumens skaidulą ir priartintum iki pačio mažiausios sluoksnio, nes kaip žinai, raumens skaidulos sudarytos iš daug mažų, tada paimtum vieną skaidulą, kuris sudaryta iš dar mažesnių ir priartintum iki pačio mažiausios sluoksnio, kuris tai yra realiai vadinamas proteinų. Būtent tie baltymai vadinami miozinas ir aktinas. Ir pats judesys įvyksta taip, kad miozinas pritraukia aktiną. Ir tas aktyvavimas, adenozino trifosfatas jungiasi su miosine esančia galvute, susijungia ir pradeda traukti. Ir kas yra įdomu, iš tikrųjų turi susijungti taip pat, kad norint atsipalaiduoti. Bet iš esmės turi adenozino trifosfatas susijungti su miozino galvute, kuri pradės traukti ir toliau įsijungia kiti procesai, kur pritrauks aktiną. Tai viskas. Turim susijungusį adenozino trifosfatą prie miosino ir jisai leidžia ir pradeda jisai traukti aktiną. Ir taip tada pradeda visus skaidulos dirbti tolygiai, ar ne? Įsijungia skirtingais motor unitais, bet tiesiog iš esmės pradeda traukti vieną prie kito ir taip atsiranda judesys, pritraukimo judesys, ar ne? Toliau įdomu buvo, kaip tada smegenyse. Smegenyse yra taip, yra smegenų ląstelės neuronai. Ir kad neuronai komunikuotų vienas su kitu, persiųstų informaciją, turi išsiųsti neurotransmiterius, kurį viens tarp tiesiog komunikacija, ar ne? Bet kad įvyktų tas, turi vykti tam toks tikras nervinis impulsas ir vadinami tokie siurbliukai, kurie paima, tarkim, arba natrį, arba kalį ir turi susijungti tas pats adenozino trifosfatas su tais vadinamais siurbliukais, kurie leis aktyvuoti tą vadinamą tokį nervinį impulsą, kuris įsiųs toliau per visą neuroną su kitais procesais ir įsiųs tuos neurotransmiterius. Tai iš esmės principas vėlgi lygiai toks pat. Adenozino trifosfatas aktyvuoja neuronus, kad išsiųstų tą elektrinį impulsą tam tikrą vadinamą, ar ne, ir kuris įsiųs toliau tuos neurotransmiterius ir įvyks komunikacija. Tai vėlgi labai paprastas, susijungia su neuronais ir išsiunčia informaciją. Tai vėlgi turi būtinai susijungti. Ir jeigu nebus pakankamo kiekio adenozino trifosfato, ta visa tavo smegenų veikla bus tiesiog sumažėjus, ar ne? Aišku, priklausomai nuo kiekio. Tai iš esmės vėlgi, tai kaip ir vadinasi, adenozino trifosfatas energija. Tai energija taip vyksta visur. Toliau kitas klausimas buvo, kaip tai veikia organuose, arba tarkim kituose procesuose, kaip ten tada ta energija vyksta. Ir iš tikrųjų vyksta visur, tas toks jungimasis, baltymų sintezai, DNR, RNR gamybai, fermentų aktyvavimui, hormonų sintezai. Tikrai visuose organuose, kažkokiam aktyvavimui, fiziniam judesiui, smegenų veiklai, visur reikia adenozino trifosfato, kad įjungtų. Nes mūsų kūnas kaip robotas įsivaizduotum, grinai kaip kompas iš esmės sukurtas. On, off, arba susijungia receptorius, arba ne. Tai čia irgi grinai turi įvykti susijungimas, kad vyktų tam tikri procesai. Netgi tas pats energijos pernešimas tam tikras irgi reikalauja to pačio adenozino trifosfato. Kas yra įdomu? Ar, pavyzdžiui, įdomus faktas su smegenų veikla, kur smegenys užima tik tai 2% kūno svorio, bet naudoja apie 20% adenozino trifosfato visam kūne pagamintų. Tai labai didelis kiekis, būtent kodėl? Todėl, kad reikia didelio kiekio energijos smegenų veiklai. Dar toks įdomus faktas, iš Google vėlgi ištrauktas įdomus, apie 10 milijonų adenozino trifosfato molekulių per sekundę pagamina vienas žmogus. Tai 10 milijonų molekulių per vieną sekundę. Dar kas yra įdomus irgi fun fact, kad kūnas per parą atnaujina apie 60-70 kg adenozino trifosfato. Tas irgi atrodo kosmosas, ar ne? Bet grinai, pagamint energiją, kuri reikalauja deguonies, maisto
ir vat, galtinis produktas, vat, tas adenozinų trifosfatas, kurį mes pastoviai naudojame, ar ne? Tai iš tikrųjų įdomus dalykas, taip pat kaip ir, pavyzdžiui, fun fact apie tas pačias smegenis, ar ne, kur kosmos atrodo energijos sunaudoja. Tai sumoje visą tai sukuria mūsų, kaip mes vadinam, metabolizmas. Greitas metabolizmas. Tai iš tikrųjų to ir priklauso, tarkim, sveika to mitochondrija, sveiki visi tie procesai, tu pagaminsi didesnį kiekį energijos, viskas greičiau suksis, degansi daugiau kalorijų. Tai vėlgi ganėtinai svarbus dalykas, bet vėlgi mitochondrijos sveikata svarbiausia dėl visų procesų, ar ne? Tavo sportinių rezultatų, šiaip viso bendro ilgamžiškumo ir sveikatos visų organų kūno apskritai, ar ne? Atsistatymo, faktas geresnis atsistatymas prives prie progreso sporto salėje rezultatų ir panašiai, ar ne? Todėl labai svarbu ir kitose filmukuose pabandysiu pasakot, kaip improvint, pagerint mitochondrijos funkciją, kad gautume tą visus įmanomus pliusus. Tai va, tiek turbūt šiam kartui ir spaudžiam like ir subscribe ir laukiam kitų filmukų. Iki.